Na tai ką, sveiki publika, sveiki žiūrovėliai. Mes ir vėl susitinkame, nebežinau kelintą kartą. Iš tikrųjų nebežinau kelintą kartą. Taigi sveikinamės Peace, eilinį kartą parodyk mūsų firminį Peace. Taigi jau pripratote mumis matyti dviese su Ivinuku. Dviese mumis romantiškai, taip mielai. Bet šiandien mes būsim ne dviese, o tryse. Ir bus ne Kasparas. Matote, čia yra toksai ekstra mikrofonas. Taip, ir Tai šiandien mes kviečiame į podcastą, į savo podcastą, legendinį, nepakartojamą, vienintelį Ąžuolyno 2B mokinį Joną Krištanavičių. Taigi, Jonai, kaip jauties, kaip nuotaikos, kaip gyvenimėlis? Nežinau, neblogai. Kol kas viskas labai neblogai. Ar esi patenkintas šituo dalyku, kad atėjai į mūsų podcastą? Aš nežinau, kaip sakyti, ko čia tikėtis. Šiaip labai super viskas. Tai sakyt, zaibys iš tikrųjų. Kalbos kultūra. Ką užpipinsim, tai gali teiktis. Jokių keiksmažodžių. Žinot, pas mumis yra atviras pokalbio pasirinkimas. Tai yra jo tokie, žinai, keiksmažodžiai kaip viskas. Ojojoj, kaip. Va dabar šito rimtai užpipinsim. Tai užpipinsim ir tu. Bet Jonai, žinai, čia laisva kalbos kultūra. Nori Dulevičienė tikriausiai nežiūrės, o jeigu žiūrės, tai mums pizda. Aš bijau jos iki šiol. Taip, aš irgi bijau. Na, noriu paklausti. Visai gal simpatiškai atrodo. Noriu. Ne, mes šiandien diskutavom, aš, Markas, diskutavom, kokius kvepalus naudoja Dulevičienė. Nes jinai visat kaip praeina, tai toks kvapas, tokia kvapo banga praeina. Toksai pievų kvapas, toksai su gėlytėm, su saulytėm. Aš nežinau, iš kokią firmą, bet jaučiu, žinai, kaip jinai ten jūros šventėj kokioj ir tuos kvepalus pradėjo toks šudiniausius. Ir ten tokie turginiai, tai galimai ten tie, žinai, ne. Bet negali būti, jie per daug gerai kvepia. Ne, žinai, aš manau, kad kur be Dulevičienė kvepalus, manau, investuoja gerai. Jo. Ir į sukneles, bet ne į mašiną. Tikrai sukneles. Gerai. Šiandien tu matys, kokią suknelę šiandien buvo? Stokia spalvota. Pala, spalvotas. Akit, davai, užpypink tas dalis, kur mes... Ne, mes mokytą jumis mylim. Ne, mes iš naujo filmuosiu. Ne, mokytą mes jumis mylim, gerbiam. Esate nuostabi mokytoja ir skaniai kvepėt. Bet čia pagirimas, pavyzdžiui, jeigu bachūrui pasako, kad skaniai kvepia, čia, pavyzdžiui, jau žiūriu gerai per širdį. Jeigu man pasako, kad skaniai kvepia. Šupa, kad varkę buvo investuoti ant 120 eurų. Pavyzdžiui, aš turiu namuose 14 kvepalų kolekciją. 8, man rodos, normalūs kvepalai, tokie brandiniai, brangus virš 100 eurų ir kiti ten, kur bočiai ir babos padovanoja per kalėdas už 2 eurų, kuriuo aš net nenaudoju. Turėčiau išmest. Bet jo. Noriu jūsų vyrai paklausti, kaip Eivinai, kaip nuo praeito podcast'o gyvenai, kas pas tave nutiko gero? Tai... Glama, kada Braidas buvo prieš... Braidas buvo prieš 3 savaitės, aš atsiprašau, nelaikau to mikrofoną per arti. Gerai, aš atsiprašau. Kas naujo? Prasidėjo oficialiai Winter Arkas. Gerai, šitą gali ir nesakyti. Reikėjo pasakyti šitą. Prasidėjo darbas, tada, nežinau, fotkinau. Aš nežinau, aš ten tokio labai nieko nuostabaus neveikiu, žiūrėjau UTMA. Su manimi ir kitais draugais. Taip. Ir dar kas naujo, tai yra šiandieną turiu šitą gražią pagalbę. Taip. Jonai, kaip tu gyvenai, kaip tavo gyvenimas per tas 3 savaitės praėjo? O aš nežinau, faktinai, buvo oras, buvo nuotaika tokia pati. Ir viskas, nežinau, ką čia ypatingo paminėti. Sutikau Eiviną ir Titą kažkada, tai kalbant apie tai. Mes niekam nesakom, bet... Niekam nieko nesakom. Gerai, tai... Kas čia buvo, ką? Čia, kas žino, tas žino, tas sužinos. Bet, paprastai tai bus, sakykime, labai ramiai. O aš tai irgi labai ramiai, paprastai. Mokykla, treniruotės, tik tais čia vakar biškį prisidirbom, bet nesiplėsiu, tikrai nežadu plėstis. Tai buvo reikalų ir manau dar bus reikalų. Tai galbūt čia netgi paskutinis podcastas su manimi, jeigu bus labai blogai.
Bet čia nieko nespoilinu. Ne, gal tai baisiai neprisidirbom, bet jo. Sužinosime tiesinėje. Tai sužinosime kitam podcast'e, o manau, kai biški apšilome, susipažinome, kaip mūsų praėjo savaitės, Eivinai, trauk telefoną. Nu, davai. Dabar buvau įsikėlęs į savo story Instagramą, kas mane follow. Kaip visat mūsų pirminis dalykas. Tai gavom klausimų. Klausimų. Dulevičiai nežiūri. Jinai kažkur čia. Ne, bet Kirtis jų genta yra. Klausimai, nesiginčiu. Taip, ant Kirtis, bet... Tai aš klausimų pasakiau. Klausimų. Ar turite klausimų? Gerai, nesmė. Tai, manau, galim pradėti nuo šito. Ne, šito net ne. Ai, tai apšilimui, kebabai ir infliacija. Gerai, čia aš jau. Čia šiaip man aktualiausia už temą, nes aš nežinau, kodėl. Pažadink mane, kai baigs. Gerai. Aš labai stipriai domiuosi kebabais, kebabų kainom. Man šiaip kebabai labai mėgstamas maistas, nežinau, kaip mėgsti kebabus. Žinoma. Kur valgai, Jonai? Yra daug vietų, kas gerų ir Top skoniai. 3 Klaipėdai. Top 3 Klaipėdai, galbūt vienas bus surprizas, nežinau, ar esate buvę ar ne. Vienas yra prie Ąžuolyno, toks yra kebabų manija, galbūt esate buvę, galbūt ne. Čia yra einant link Vėtrungės stotelės, link Ikiuko ir tiesiog į dešinę sungat. Ir ten tokia iškaba, tokia prie pat stotelės. Ten, kur su moliūginiu žmogu. Va, tenai. Ir šiaip tenai ir galbūt kaina kažkam tai truputėlį didesnė negu įprasta, bet šiaip visai skaniai. Galbūt antroji vietoje, sakykime, gal... Kokia kaina buvo? Aš man atrodo, mažas yra gal 6 eurai, bet jisai dydžio kaip didelis. Ten didelis, ten vapšė, ten aš nesuvalgau. Tai nežinau, kas dar top 2, aš nežinau, seniai bebuvau. Jami man tikriausiai paskutiniai vietoje. Nežinau, nes man kažkaip per sausa. Tu rink žodžiu. Ne, tai žinai, aš galbūt kitas pasirinkimas buvo maisto, žinai, tiesiog gal būtent tu valgai, nežinau, ten kitus pasirinkimus ir viskas pasiėmė paprasta. Aš paprastą, žinai, kebabą ir iš to žiūrim. O trečia, ką žinau, skonį, kokie būtų iš ten per turgus. Irgi yra, netoli. Jo, skonį labai skanus. Nu, tai. Mano top 3, tai pirmoji vietoje, manyčiau, yra Janės kebabai. Ne Jami, bet Janės kebabai. Janės ten Gurvingio, ten, prie Ikiuko. Janės kebabai, taip. Janės kebabai. Tada antroje vietoje, sakyčiau, yra Jami kebabai. Jami kebabai antroje vietoje. O trečioje vietoje Zum kebabai. Eik, tu čia prie manęs. Seniai, gerai. Darom dabar taip. Aš nežinau. Dabar profesionalus kebabų valgytojas pasireikš, tai čia įdėmiai klausykit. Aš tiesiog negaliu savęs vadinti tokiu labai profesionalu, bet labai mėgstu aš kebabus, labai dievinu. Ir tokie gal honorable mentions galiu duoti, ten yra kaip ten Kings kebabai, šiaip ten... Girdės, Jonai. Ne, čia, žinokit, čia žiauriai. Paremkite mus bet kokį kebabinę karalą. Jo, prašyčiau. Mes turim šiaip vienus rėmėjus. Jo, Liutauro sauna. Taip, Liutauro sauna. Jo, yra ten ta kebabinė Kings kebabai, man rodos, ar kaip ten vadinasi. Nuo Kauno gatvėje važiuojant ir už sankryžos, ant spalvų, ten karočiai dažnai. Esu valgęs vieną kartą. Jo, bet ten man, šiaip tiesiog honorable mention, nėra taip, kad ten kažkas labai specialaus. Realiai gal net kartais ir šlykščiai padaro. Tada dar vienas honorable mention man būtų tiesiog, tai žinai, verta užsiminti, tai yra Janės kebabai, bet dar prieš tai jie ten kažkaip kitaip vadinas. Tada... Fun factas, mes į vienas tinklio varžybas su Janės kebabų furgonu važiavom. Opa. Taip. Ten pačiam kebabė, furgonė kebabus darė, ta prasme ir tiesiog ten, žinai. Ne, ten tiesiog buvo, žinai, 9 vietos ir mes važiavom. Tai aš šiaip pamačiau, treneris atvažiavo su Janės kebabais, galvojau, kebabiukų nemokamų padalinsiu, įlipom ir tiesiog važiavom, neįdomi. Tai jo, tie Janės kebabai, jie šiaip ten, atsiprašau, skaniai gamino ir po to dabar realiai gal visai seniai netgi valgiau. Būtent. Reikės užėjti, bet ten jau... Man vieną kartą labai išleišiai padarė. Tai Knysam po podcast'o, Janės kebabus, kodėl taip šnekat. Norit iki... Šiaip Janės kebabai netoli manęs. Tai galim nuvaryti. Viskas. Varom, viskas. Tai gerai, toliau, trečią vietą, top 3, tada... Dabar reikia pagalvoti. Realiai trečią vietą dėčiau skonius. Skoniai yra iš tikrųjų labai geri kebabai. Kur čia yra? Skoniai prie turgaus ir dabar žaliai atsidarė. Aha. Jo, ne, ten prie naujo turgus, jis liautin yra toksai furgonas. Žinau. Ten žiauriai skanus yra. Tada antroje vietoje Jami.
Čia, manau, visai aišku yra. Ypač Vilniui, ten prie Saulėtekio bendrabučio, ten tai bomba. Man įdomu, kas pirmoje vietoje. Pirmoje vietoje, net nepatikėsit, zoom. Zoom kebabai prie mano Maksimos. Ne, aš biškai kitur valgydavau. Dabar, Bet vis tiek zoom kebabai. jo, aš ir Šilutės plentė yra skanus ir yra dar tas prie Vytaro, kur prie Janės kebabai irgi ten yra zoomas. Ir ten ir buvo tokia moteris labai tokia, jau žinai, ekspertė. Nu, galiu sakyti, kad kitos rasės yra tikrai lietuvė, kalba lietuviškai. Ir buvo dar toksai, nu jau iš, kaip ten vadinasi, vidurio rytai, ar kaip lietuviškai ten. Kur? Nu, kur Arabija, ten tos visos šalis. Artimieji rytai. Jo, artimieji rytai, tai ten iš artimųjų rytų jisai. Ir jau irgi matos, kad ekspertas, aš atsimenu, aš po jo kebabo realiai su šypsena išeidavau. Kaip žukaus Kiekvieną pamokos, kartą. ne, šiandien šypsena. Tai bet realiai, jisai ten tokius gerus kebabus gamindavo ir aš ten labai lojalus klientas būdavau, kada dar gyvendavau. Kada Vieną dieną Jisai po visų pamokų. kebinių. Nu, tai toliau tęsiant apie tos zoom kebabus. Jo, į ką čia buvo techniniai nesklandumai? Jo, buvau lojalus klientas, kada dar gyvendavau šalia. Nes ten, nu, žiauriai apsimokėjau eiti tos kebabus. Ir ten aš tokį netyčia sukūriau karočią kebabų indeksą. Čia naujas galėtų būti geografinis terminas. Nu, sakyk. Atskaičiuoti ekonomiką. Sakyk. Tai kaip reikia matuoti infliaciją? Pagal kebabus. Nes kai tai buvo įvestas euras. Be kebabų žinai kiek kainavo? Didelis. Vertinam didelį kebabą su sūriu. Sakyk. 5 eurai. O dabar kiek kainuoja? 8. 3 eurų skirtumas. O tai tu nesakei kartais, kad nuo 2016 metų tas tu skaičiuoji? Nežinau, nu kažkada ten. Bet, nu, maždaug toje. Tai sakau, kebabas pakilo 160%. Čia yra graudu. Labai liūdna, Ivanai. Gerai. Labai liūdna. Labai Gerai, liūdna. apdiskutavom dabar 2 temas. Bala, o tu, jeigu kalbant apie maistą, žinot, kur aš norėčiau nuvažiuoti, paragauti, pabandyti maistą. Žinot, Vilniui Ugruziną. Na, pirmą. Nežinot. O be kas ten yra? Ugruziną. Nu ten, nu žiauriai, ten commercial gerai yra. Tas Lukrecijus Duda, Ženė Miša Max, kur keliasi į TikTokus, Instagramus, kur žmonės gruzinišką maistą prieš kamerą valgo. Nesat matę niekur. Nu, Gal, ne. bet tiesiog neatsimenu. Nu žodžiu, tai ten, nu kad tipo commercial reklamas, tai ten belekiek maisto prineša, ten žmonės prieš kamerą valgo, komentuoja, ten žodžiu tokie. Ten yra grynas, geras gruziniškas maistas, virtuvė vien tik iš gruzinų. Aišku, lietuvių saunina. Bet, nu ten žiauriai gerai yra išprominta ir draugelis buvo klausiau, kaip ten yra, tai sakė, belekoks maistas, žiauriai skanus. Tai aš noriu nuvaryti ten pabandyti pavalgyti tokio gryno gruziniško maisto. Tai būtų fainiai. Realiai jo, sakau, mama. Arba dar yra žiauriai fainas spotas, nes ne vasarą atradau, kai paėmė draugelio mama iš stovyklos ir sako, nori čia burėkų. Už galvočiau, žinai, kažkokia čia burėkinė, tokia visai me. Bet nuvarėm į šventą ir ten yra kažkoks, aš dabar nepasakysiu, kaip vadinasi. retro baras, ne? Ten, kur didžiuliai ten tie. Belekai dideliai čia Tai ten burėkai. baras. Ten taip skanu. Nu, nežinau, galbūt skonio reikalas, mes buvom likti ar vasaros gale, tai ten taip Tokį sakyčiau, valgiau. aš su jautina berots ar ten kažkokia turime tokį pasiėmiau, ar su kiurėna, nepamenu, kažkur iš tų, mes buvom liktai 2 paėmę per šeimą, tai, nu, taip iškeliai. Matyt buvo, žinai, kaip sakyt, nes būna taip, prieš bumą ten ir Orijus buvo Gasanovas, jeigu matė, tai viskas buvo ir neblogai, ir kiek žinau, ir skonis neblogas, bet po to, kai buvo atsidarę tie visi srautai, pavyzdžiui, kai mes pralaukiam pusvalandį, tiesiog eilėje gyvo, žinai, stovi, žinai, žmonės, ir ten po tą čia burėką atneša, suvalgo, išeina, nu, tiesiog laukia pusę valandos. Tai tada mes nelabai buvo ten kažkas, viskas tvarko, dydis, tipo, kokiai, žinai, tas skonis toks pusė velnio, bet, nu, vis tiek tokia kitokia patirtis. Nežinau, aš ten valgiau, man rodos, su jautinu ir sūriu, žinai, geriausias čia burėkas, kurį valgiau. Man tai skaniausias čia burėkas, kokį šis valgys, tai mano tėvukas grįžo, nu jisai Norvegijai dirba ir kas 3 savaitės grįžinė. Tai vieną kartą grįžo ir nežinau, kas jam, nu jisai visą namuose sėdi, tai tvarkos reikalus, ten subūtų, visą kitą, kiek tik reikalų kyla. Ir vieną dieną jis turėjo laisvą ir nežinau, kas jam šovė, bet jis sugalvojo naminius čia burėkus iškepti. Bet grinai, from the scratch, karoči, nuo nulio. Nu,
Pala, ar kaip from scratch. Jo, from scratch. Nu, karoči, supratot, idėja. Ir jisai nuo nulio, nuo visko pradėjo pats. Ir grįžtų namo ir ten toksai čiaburėkų kalnas sustekintas. Ir aš sakau, o, nupirkai čiaburėkų. Ir jis taip atsirėmė į sieną, sako, nenupirkau, iškepiau. Ir jis toks pasididžiavęs buvo ir nemeluosiu, čia jaučiu skaniausi čiaburėkai, koks esu valgęs. Nu, tokie bombastiniai, geruliai. Ir jie nebuvo maži, jie buvo, nu, ne tokie dideli, bet palaikyk mikrofoną. Jie buvo, nežinau, nu, gal tokio dydžio čiaburėkai. Tas toksai čia ir tada tai puslankis, nu, kažkur tokio dydžio. Tai solidus, galėjai 2 suvalgyti ir jauties, kad dar gali valgyti. Tai... jauties sočiai, bet galėtum dar valgyti. Tai, kai padarė, tai iš tikrųjų iškepė, pavalgiau, žiauris skanus buvo ir mama valgė, ir brolis valgė, visi išvalgėm. Bet tėvukas labai kritiškas buvo, toksai savikritiškas, suvalgė ir čia to trūksta, čia nepasistengiau, čia tu. Bet iš tikrųjų žiauriai bombastiniai padarė. Ir mes ten sakom, viskas, tėvai, mesk darbą, varyk čia, atsidaryk savo čia baikinę. Tai nežinau, šis toks bairiukas. O šiaip apie maistą kalbant, jūs gamint mėgstat? Ar taip, nu, ką padaro mama, tas yra super? Aš anksčiau, negražiai pasakys, išeinu, kad jis gaminti nemoka, bet jis šitas žodis, šitie žodžiai jam labai giliai širdį įstrigo ir jis kiekvieną kartą, kai kažką rimčiau kepa ar gamina, jisai man vis atsiunčia. Ir dabar atsimsiu žodžius, kad Deivinas gaminti nemoka, jis iš tikrųjų labai gerai moka gaminti. Moki blinus iškepti, Deivinai. Jo, nu tai čia nesunku yra. Čia nesu, o tu nemoki? Ką reiškia nemoka, mes klausim, ar Deivino įgūdžiai pagerėjo nuo perėto. Ne, nu, supratim, aš šiaip sakau, aš jau nemėgstu kukint, aš nebent tai gerą dieną per kolonėlę muziką pasileidžiu tada kukin. Nes tada pasiemam. Va, čia buvo sekmadienis, man rodos. Tėvai išvarė į baseiną. Galvoju varyt kartu, sakau, ne, namuose pasiliksiu. Visą chatą sutvarkiau, labai gerai jaučiaus. Sakau, einu pagaminsiu kai ko. Ir pagaminau tuos lava cake vadinas. Ten garožė šokoladas tirštas yra viduj. Ir man tai patiko, man tiesiog ant širdies buvo gera, mano mama sakė, skanu buvo. Ir, nu, bet dalykas tame, dar mano mama valgė dar jo šaltus. O šiltesni yra skanesni tiesiog. O šiaip dar ką esu gaminęs. Palauk, sausainius mėgstu kepti kartais. Ir labai retkarčiais picą gaminus. Aš atsimenu, vieną kartą buvo pas mane ten kažkas namuose. Tu buvai ir dar ten kažkas. Aš neatsimenu. Nors Dovydas Luku? Galimai čia, per mano gimtadienį galimai ne. Ir mes ten norėjom žiauriai picos pavalgyti. Ir neturėjom ten nei tešlos, nei dar kažką. Tai sakau, make it from scratch. Tai mes pasiėmėm, pasigaminom. Biškį tešlą gavos. Jie įkišam į keptanį, į keptuvį Jorkaitę ir jį sudegus buvo. Bet skaniai buvo. Bet ten tiesiog juodas viršus. Ir svarbiausia su meilės, didelė meilė, nes su širdimi, Deivinai. Tai tu matau, toks esi biškai keksiukų, toks, žinai, mėgėjas. Ai, dar ne, man žiauriai. Mano mėgstamiausias maistas. Gerai, aš negaliu čytinti ant kebabų, bet antroje vietoje. Tai close second, kartais net pirmoje vietoje. Saldžiarūštį kinietišką vištieną. Tu kai į kiniečius nueini, jeigu nepasiėmė tos vištienos, sudarai nuodėmę. Nu, jeigu tu nenueini į kiniečius, sudarai nuodėmę, ta prasme, bet šiaip, jo, vištienas skaniai yra. Kokį įmi? Guobao arba... arba, kaip ten? Su tuo, kur dažniausiai būna su medaus saldžiarūščių padažu. O, skaniai. Aš tai, pavyzdžiui, kai gaminu. Šiaip man irgi nelabai patinka gaminti, man labiau patinka, kai mamukas pagamina. Nes mamas gamina skaniai, gerai ir kai padaro, tai gerai būna. Bet kartais tenka pačiam pasidaryti. Tai irgi, kaip Eivinas pasileidė per kolonėlę muziką. Ir labai dažnai mėgstu spagečių su faršu pasidaryti. Taip, suriuko ant viršaus užsibarstai, jisai išsilydo ir taip. Perfekt. Wow. Čia tai kietai. Žinot, kodėl čia įsijungia? Nes dabar pasakysiu, ką esu. From scratch irgi pagaminęs tokį bombastinį dalyką. Tai from scratch aš esu pagaminęs lazaniją vienas pats. Tai ir tuos plokštus dėjau pats, gaminau faršą pats, žodžiu viską gaminau pats. Plokštą irgi pats gaminai? Taip.
Ten irgi ten ta šitą faršą, žinai, yra šitą visą jautis, žinai, prie nuskuto galo. Taip. Jaučio faršą irgi pats gaminau ten. Ir sumalė, ir supjaustas. Taip, viską. Ne, jeigu rimčiau kalbant, tai, faršas buvo aiškus. Man pluoštus padėjo, plokštas tas, padėjo mama gaminti, nes aš pas bišį nelabai mokėjau. Bet po to pasiskaičiau intikę, kaip tą toliau daryti, pats dariau, pagaminau. Aiškus biški buvo prisvylę, bet mama valgė, aš valgiau, tai šiaip labai skaniai suėjo. Ir ant galo tokį, nežinau kaip jis vadinas, lapelį uždėjai, taip žinai. Lauro? Jaučiu, nežinau. Ten. Ne, Laura. Bazilika. Ne, bazilika. Jo, bazilikas ant galo taip uždėjau. Kokį radau? Labai gražiai atrodė. Tikiu. Ir dar gerai prisiminiau paskutinį dalyką, ką manau, čia mano buvo ambicingiausias projektas. Karočią yra toksai, ten karočią serialas. Ten Japonų, ten tas anime. Ir aš vienas iki žiūrėjau, toksai yra labai geras youtuberis Binging with Babish. Nepažįstu. Tikrai nežinosiu, bet jis šiaip populiarus, 5 milijonų tų subscriberių ir panašiai. Jis ten daro ten tuos miniserijas, ten kaip gaminti tam tikrą maistą iš tam tikro serialo. Jis ten daro ir tos Krabby Patty, ten karočią. Kaip ten lietuviškai vadinasi, iš kempiniuko. Jūs atsimenat? Ne. Nežinau, žodžiu. Karočią, ten tos muštinukus, ten viską. Ir ten aš pagalvojau, davai pagaminsiu. Tai karočią, ten yra esmė tokia. Bulvių košė. Ir ten atsiprašau. Gerai. Nusikeisiu, tą grybų. Laivinai grybai nelabai patinka. Ne, aš jai ten jų visiškai nesijauti. Irgi saugūnų. Ir tada į tą košę sudėdė, jie biškai atšaldai, kad jis būtų tokio cepelino formos. Aha. Ir tada jie apvinioji šoninę ir dedi į orkaitę. Ir bet turi tą šoninę surišt, kad jinai, nes jeigu to jos nesuriš, jinai atsiskleidžia tokia. Bet tu nori, kad būtų visas ta bulvės neišeitų iš vidaus. Tada irgi dar pridė už tų siūlų rozmarino, nes čia yra life hackas. Rozmarinai ir kiaulės labai gerai sueina. Iš ties. Čia toks šipas. Jo, čia nežinau, čia kai žinai. Jo. Inside džiaugas. Gerai, ir tada toliau. Uždėdė vyną, yra padažas, uždėdė ant viršaus, pagaminau, per mažai svagūnų ir per mažai grybų įdėjau, bet šiaip visai skaniai. Tai liuks. Ja. O Jonai, kaip tu? Kaip šefas tavo? Kaip šefas ar ne šefas? Aš esu labai, sakykime, taip, žmogus, kuris gamina tada, kada jis nori. O aš noriu, kada aš noriu. Tai čia irgi, žinai, priklauso nuo dienos ir nuotaikos. Supranti, kame esmė? Gaminti man patinka absoliučiai viską, žinai, ir tą patį, žinai, su faršu spagečius ir troškinį jautieną su pupelėm, čili tokį vieną neblogą. Ir tinginį aš darau dar, neseniai gyrą išmokau raukti, tai patikėkit manim, palyginti su tauru ar rugilė, mes neprašome jūsų reklamos. Tai nes mes turime Jono gyrą. Taip. Aš sveikas, aš nesirgu. Grįžtam prie gyros. Einukas labai jokingai kosė. Tai va, žodžiu, tai žinai, ta gira palyginė ir jinai, tikrai tokia yra truputėlį kitokia, jeigu naminės kažkur HBH, ar kažkur tai yra. Taip. Tai va, tokio tipo, žinai, gira. Ir gal, va, tokia įdomesnioji dalis, kad gira po kiek laiko turi laipsnio. Taip, aš galėsiu po tą istoriją papasakoti vieną. Bet čia galbūt ne per šitą, bet, kokį kartą papasakosiu ir aš, kas būna po mano geros. Bet čia, žinai, daug efektų, žinai, vienas per apačią ten eina, taip, tokios dujos, nes daug B grupės vitaminų, žinai, ten yra, tai ten pučia, žinok, pučia. Tai va, tai tiesiog, žinai, šiandien, va, nesijau, į mokyklą dabar kukinau vakar vištieną azijietiškai su makaronais, su daržovykiem. Jo, gali būti, kad pasakau. Tai va, vakar ten buvo reikalų, bet iškepė. Liuks. Aš tai, pavyzdžiui, kai man buvo, man 11 metų, ir mes važiavom iki Močiutės, ar iki Šiaulių, man rodos, ir važiavom pro Karčiamą, jeigu žinot, yra tokia... Karčiama. Ta Mingas
Ai, čia. Ne, tiesiog kur karčiama parašyta. Taip, tiesiog karčiama, ten važiuoja ne autostrada, man rodos, ten... Ten per kulius, ne? Jo, man rodos. Nes ten Nu ir kulius. yra toks, nu, karčiama ir ten toks didelis, realiai yra ten ir kiemas, ir pažais gali vaikai. Nu, žodžiu, mes įėjom, užsisakė maisto ir aš 11 metais, parašyta, naminė gira. Nu, bet aš nežinau, kad gira yra gira. Užsisakiau, tėvai dar ten nelabai suprato, nelabai klausė, ką aš užsisakiau. Ir man atneša 0,5 naminė gira. Man 11 metų, aš nesu didelis, man, kad jaučiau kažką iš tų laipsnių, tai man labai mažai reikia. Nu, ir išgeriau visą tą 0,5 naminę gyrą. Ir aš einu ir aš žiūriu, kažkaip aš artėju prie žemės. Ir aš artėju prie tos žemės ir žiūriu, man kojas lenkės. Tėvas sako, kas tau yra, gal tau greitai išviest. Sakau, nu, tipo, prikolindamas. Čia su ironija sakė. Sakau, ne, viskas gerai. Ir išeinant yra tokia pakila. Tipo, kad tu turi vos ne kaip ant laipto dėt kojas ir tada nueini. Ir aš einu ir aš kojų nevaldau. Ir aš už tos pakilos užkliuvau ir išeinant, jei neklystu, jei gerai prisimenu, yra tokie akmenukai. Užkliuvau ir ant tų akmenukų rankas nusibrozdinau. Tai ne tai, kad mane paguost ar paklaust, ar viskas gerai, tėvukas su mama supyko ant manęs. Ką tu čia išsidirbinėjai ir normaliai vaikščiot nemoki, kas čia tau yra? Bet po to atsisėdam, sako, tai kokį tu ten gyrą gerai? Sakau, nu, gyrą? Tėvas sako, nu greičiausiai naminė gyrą geria. Nu tai ten, sako, pamiegok, ten tau reikia išsiblaivyti, žodžiu, tai vat, sako, pamiegok. Pamiegojau mašiną, kol atvažiavom pas močiutę. Ir man tipo visad yra pas mus labai nedidelė tokia, iš žvyro padaryta gatvė, kur man visad leisdavo pavairuoti. Ten nedaug, ten kiek ten, keli šimtai metrų. Ir aš sakau, visad klausdavau, ar galiu pavairuoti, visad leisdavau. O dabar aš atsikeliu. Žiūriu, o, toj privažiuosim tą gatvę. Sakau tėvukui, galiu pavairuoti? Tėvas sako, nu, su tavo kondicija, tai tu to mašiną nuveši į griovį. Tai neleido, labai nusiminiau, supikau ant tėvo, nuėjau į viršų ir žiūrėjau, jei neklystų, kempiniuką. Rimtas pareiškimas. Gerai. Tai dar yra, aš galvoju, kalbate apie kitą karčiamą, nes yra Priekulė šiaip žiūri geras restoranas, ne, prašau, pareklamuosiu. Norėmėjo reikia. Nu. Tai yra... O ne pakalnutė kažkur tai yra? Ne, Priekulė mingas karčiama vadinasi. Ne, aš esu kažkur tai buvęs, ten, kažkur tam kraštelį, ten pamenu. Atėjom, žinai, ten užsakėm, žinai, buvo rekomendacijų irgi. Atėjom, sako, ūkininkas, paska ūkininkas, žinai, tokie padavėjai, ir tokie drutelio, ten per visą, paska ūkininkas, reikia įsakyti pastavę ūkininkas. Visą laiką ten tokia, žinai, atmosfera, ten pareigūnai, tai, o su nuotaika, bet maistas gerulis, žinai, buvo. Tai panašiai buvo tas mingas karčiama, nes ten atėjau, ten tokius rimtas porcijas, tokias. Aš nemoku paaiškinti, bet jūs realiai didelės jos kaip, nu gerai, tokio pagalbės, tokio apskritimo dydžio. Ir taip realiai ten Kijevo kotletas buvo tokio, aš net negaliu, dabar parodyk, mano 2 delnai, mano 2 kumščiai taip sudėjus vien šalia kito, o to čia buvo labai skanu. Tai manau, gal reikėtų jau nueiti nuo maisto, nes aš jau realiai žiauriai išalkau. Aš jau noriu valgyti. Jo, dabar realiai. Tai, iš biologijos 4 galvo. Nei tema, bet... Sveiki visi, aš Eivinas. Gerai, nu, žodžiu, nesigavo. Atsiprašau. Mačiau, buvo tema, Eivinas yra vienišas, tai Eivinas yra taip vienišas. Taip, Jonas klausė. Bet tu patikink, ar tu esi vienišas, ar jau nebelabai? Nu, aš vis dar vienišas. Eivinas vienišas, vis dar jam rašykite. Mes jį galimai užregistruosime į Tinderį, bet čia greitai. Taip, arba į, kaip sakant, kažkokius santykių realybės šou, kuris dalyvaus. Pavyzdžiui, ten buvo kažkokia meilė sienos ar meilė be sienų. Aš neįsivaizduoju. Meilė be sienų, tai galėsi varyti ieškoti savo antrą. Aš žiūrėjau tik vieną serialą, ten, kur abu du žmonės buvo su kaukėmis. Ir jie varė tipo į deitus. Nu, ten buvo panarė vienas bišas ir kažkiek panūrė, jie visi buvo su kaukėm. Ir ten karočiai ten varė į tuos pasimatymus. Ir ten po to, jeigu kurį bišą jinai įsirenka, ten nusimauna abu du jie kaukės ir ten labai gražiai atrodė. Aš tai norėčiau tave išsiųsti į meilę be sienų, tai ten Rimkenzo dalyvavo. Tai nebenoriu aš jau. Tai diskutavo biškį apie, bet ten prieš kokius 3 metus. Tai diskutavo Rimkenzo apie tą meilę be sienų, tai sako, buvo labai smagu, ten su viena pana gerai išėjo ir tada mes užsidengėm kamerą ir daugiau nebepasakos, kas ten nutiko. Tai žodžiu, kaip supratau, tikrai buvo meilė be sienų ir be ribų. Tai gerai, yra tada, kaip jums Žalgirio rungtynės pastaruoju laiku? Manau, Titas gali pakomentuoti šitą. Taip, aš esu extreme, karočią, next level Žalgirio fanas ir Eurolygos fanas.
Galiu išvardinti visas komandas, galiu pusę Eurolygos komandų rosterius išvardinti, Žalgirio žaidėjus atmintinai moku. Žodžiu, kiekvienas rungtynės žiūriu, dabar ketvirtadienį žais prieš Bayerną 10 val. Vakaro ir čia bus labai vėlai, bet aš tiek žiūrėsiu ir penktadienį ateisiu apsidaužęs į mokyklą. Bet jo, Žalgirio rungtynės, Žalgiris kaip žaidžia čia yra nerealu. Šiauriausias rungtynės buvo, kai jie žaidė prieš Milano Olimpiją ir atsilikinėjo 27 taškais. Įsivaizduok, Jonai, ketvirtame kėlinyje liko 4 minutės, Žalgiris atsilikinėjo, man rodos, ant 15 taškų, kai liko 4 minutės. Ir tada jie sugebėjo comebackinti ir laimėti ant, neprisimenu kiek taškų, bet sugebėjo comebackinti ir laimėti iš 27 taškų didžiausio buvusio to skirtumo. Ir šiaip Žalgiris nuostabiai žaidžia, kaip jie susižaidžia, kaip pataikymo trūksta, bet vis tiek kaip susižaidžia, kaip išpildo trenerio derinius, kaip susižaidžia. Bet aš, kiek pastebėjau, didžiausia klaida yra wow! Didžiausia Žalgirio klaida yra atėjus po ilgosios pertraukos į trečią kėlinį, kai jie kažkaip pasimeta. Ir, pavyzdžiui, kai žaidė dabar prieš Monaką, jie turėjo 9 taškų skirtumą prieš Monaką ir grįžus iš ilgosios pertraukos pralaiminėjo 2 taškų prieš Monaką. Tai jie po tų ilgųjų pertraukų jie pasimetinėja, jie nebesusižaidžia ir jiems vėl reikia laiko, kad įsivažiuotų. Bet jie įsivažiuoja ir prieš tą patį Monaką laimėjo ant 1 taško. Tai, sakyčiau, Žalgiris šį sezoną nuostabiai, nors jie LKL turi daugiau pralaimėjimų nei Eurolygui, kas yra čia neįtikėtina. Tai va, LKL nauja Eurolygą. Nebekalbėk. Čia be šansų. Ten tokie kaip Skučia žaidžia, tai jie atstumarė. Jonai, tu ką pakomentuosi apie Žalgirį? Aš esu buvęs man atrodo, buvęs ar dviejose, ar vieneriose krepšinio varžybose. Vieną kartą liktai Eurolygoje žaidė Lietuvos rinktinė prieš kažką. Tai ten... Eurolyga? Bet ten, žinok, labai seniai ir aš neatsimenu nei metų, nei kada. Ir man atrodo, pereitais ar šiais metais aš buvau su vienu draugu. Buvo Neptūna žaidė prie Žalgirį ir gavo Žalgiris. Jo, ir ten Girdžiūnas rimtai kukino. Taip, aš žiūrėjau šitas rungtynės ir žiaurios tos įtemptos rungtynės buvo. Ir man labiausiai patiko, kur Green White Boys Žalgirio tie didžiausi fanai be maikių po to šakinėjo. Jie buvo užrakinti tenai, ten kaip vilkai tam tikri kalėjime. Jo, ten viršui. Ir po to išėjus jie irgi dar buvo tvoros uždaryti, žinai, kaip... Ne, aš nežinau, žinai, galbūt dėl to, kad dėl tam tikro agresijų po varžybų, dėl tarp fanų, žinai, galbūt dėl to, bet šiaip tai tvarkingos varžybos, žinai, patiko. Ja. Ką tu įvinai gali pakomentuoti? Tai jis jau realiai viską pasakė, tai aš galiu nebent pakomentuoti, einam prie kitos temos. O kaip tau Žalgiris šiaip patinka? Ai. Ar tu Rytfanis? Ne, Žalgiris. Hard. Kiek galėtum Gerai, pažaidžiam. Kiek aš galiu išvardinti? Pažaidžiam tą žaidimuką. Kiek Eivinas gali išvardinti Žalgirio žaidėjų? Rosteris visas. Pala, aš paimsiu telefoną. Lažamės mažiau negu kebabų karočiai, kiek yra valgęs. Atrakink telefoniuką. Pažiūrėsim, aš atsidarysiu, kad nesumaišyčiau. Ir pažiūrėsim, kad aš irgi pats nieko neužmiršiau. Aš nebent tokius randominius galiu pamiršti. Bet šiaip aš mėgstu Žalgirį, pradėjau žiūrėti irgi. Mėgstu tas varžybas. Gerai. Be tų jaunųjų žaidėjų, bet, pavyzdžiui, be to Manto Juzėno ir tų visų... Ai, ten tie, tai jau nesiskaito. Gerai. Tai gerai, pradedam tada Dovydas Giedraitis, Lukas Lekavičius, Arnas Butkevičius, Matas Mičelas, Silvein Francisko, Ignas Brazdeikis. Tada, kas ten dar yra? Gerai, aš pažinosiu, bet galimai, jeigu sakysiu antrą kartą, tai nesupykit. Gerai. Tai gerai, dabar čia pamačius Brian Dunstonas. Tada, kiek dar trūksta? 1, 2, 3, 4 arba 5. Brady Manikas. Taip. Tada, tas, skaitom Looney Walkerį. Tai tada, galim jį priskaityti, bet čia Jo. nebuvau skaitęs į šitą. O, gerai, tada kas ten dar yra? Gerai, aš žinau, bet aš tiesiog... Ne, aš turiu pasakyti, nes aš... 91 numeris. Ai, Edgaras Ulanovas. Ule. Ule, 92 Vaflitų. Oi, 91. Ai, Deividas ir Vydas. Taip. Ir tada Ulanovas. Ir 15 numeris. 15 numeris, palauk, pasakysiu. Tas, kur be koordinacijos apšė. Tokių daug yra. Vienas. 15 numeris. 2 metrai su 20. Ai, Laurinas Birutis. Taip. 13 išliutomų.
Nežinau ar sakai, bet naujokas brangiausias žaidėjas. Ai, tas Alen Smailagovič. Smailagičius. Taip, man rodos viską pasakei. Jo. Nu šaunuolis. Kiek čia? Pusę pasakei. Ne, nu aš beveik ir visų pasakiau, aš tiesiog, žinai, kai tu pasakei ir po to tiesiog, žinai, bet tipo neateina. Nu. Žodžiu, Jonai, tu būtum pasakęs bent 2. Aš žinau Ulę, aš žinau šitą Lekavičių ir viskas. Nu, tai ir tu būtum tai kaip sakant, kiek yra komandai bendrai teigiamą, bet negaučiau teigiamą. Nu, 13. Ai, 13 žaidėjų, tai 2, tai negautum teigiamą. Nu tai gerai, tada yra, man rodo, ši tema labiau man ir Titui. Ne, kita tema. Gerai, tada neskaitam, kita tema. Man nėra skirtumas. Na gerai, tada padiskutuokime apie 3 temas viename. Nu čia tiesiog 3 temas paeiliui. JAV prezidento rinkimai, moterų teisų svarba ir Prometėjo bausmės prasmė. Nu, Jonai pasireiškia. Oi! Tai matome, rinkimų turas Jungtinės Amerikos valstijos yra išties įtemptas, tiek iš demokratų, tiek iš respublikonų pusės. Tai Donaldas Trumpas šiuo atveju įgavo, na sakykime... Kuo skiriasi demokratai nuo republikonų? Respublikonai. Ko tu mane tai keistai žiūri? Aš nežinau. Kad čia nahai. Frigatas. Tai ne, nu gerai, nu respublikonai daugiau yra už, sakykime, tam tikras pažiūras, kurios, sakykime, yra priešingos demokratam. Duok pavyzdį. Nu pavyzdį, siena Meksikos. Ai, nu, okay. Tai va, tai žiūrėkis, tai dabar rinkimuose yra tas toks įtemptas momentas, aišku, galbūt verta paminėti ir Trumpo ten tą tokį dėmesio bumą, kai jį bandė nušauti. Ir vieną kartą, tai ten, kiek teko domėtis, kad ten buvo, pirmas galimai nebuvo šitas, kaip sakyt, surežizuotas, bet antras galimai buvo, nes tiesiog pirmas dėmesio tiesiog daug sulaukė ir viskas. O šitos Kamalos Harris pasirodymas, na, aš apie ją daug nesidomėjau, nes kažkaip tai, na, pažiūros jos man nėra, itin, sakykime, tokios palankios ir viskas. Na, ir viskas. Jonai, jeigu tu būtum Amerikos pilietis, už ką balsuotum? Tai tikriausiai už Landsbergį vyresnį. Nu, už Amerikos prezidentą? Taip, aš Landsbergis norėčiau, kad būtų prezidentas Jungtinių Amerikos valstijų. Tas senasis tas, ar ne? O jis yra rinkimuose? Ką, žinau, netikrinau. Nusipratau. O jei rimčiau? Ne, šiaip, žinai, tas tokias pažiūras, aš galbūt labiau esu linkęs tam tikrą prasme į abi pusės, nes, sakykime, Trumpas yra labai kritiškai pasakęs apie Ukrainą, o Kamala, tai ten su ją jinai ten žada. O Trumpas pasakė taip, kad jisai, čia tokios pažiūros, aišku, nežinau, kiek čia galima to girdėti, bet jis sako, kad jisai sutvarkys karą, kai iš tikrųjų su Putinu vos nedraugelį yra. Tai, žinai, irgi tokių labai niuansų yra, pavyzdžiui, galbūt Trumpo pažiūros, sakykime, ties tam tikra visuomenės struktūra yra man primtinesnė negu Kamalos, kurios ten nori, žinai, tam tikrų dalykų daugiau. O iš kitos pusės Kamala, kad jinai tą karą galbūt kitaip darys, galbūt didintų paramą ar ten, Bet man labai patiko, kai Kamalas paklausė apie karą. Ir jinai, pirmieji žodžiai buvo, tai tokie, po kurio žodžių labai visi buvo pasimetę ir jinai sako, Kamala, kaip vertinate karą Ukrainoje, sako, nu tai ką aš galiu pakomentuoti apie tai, Ukraina yra šalis Europoje ir Rusija yra agresorė ir Ukraina su Rusija kariauja ir Ukraina yra šalis, kuri kenčia ir kuriai turime padėti. Štai taip. Ir visi žmonės, visi tie žurnalistai buvo labai pasimetę, nes jie visą šitą informaciją žinojo nuo pirmos dienos. Ir kad Kamala va tokią informaciją pasakė ir negalėjo labiau užsiplėsti, tai visi buvo pasimetę. Aš tik tokia esu girdėjęs. Gal jinai, žinai, ne tai, kad nedaug žada ties karo klausimais, galbūt jinai daugiau koncentruojasi į kitus dalykus Amerikos vidaus problemoje, nes tie visi karai ir tas visas Gazos ruoštai toliau, tai yra tam tikri laikini dalykai, gal kuriuos, nežinau, JAV turėtų kištis, bet, na, jinai galbūt ir vidinių problemų turi, už kurias atsako. Nu jo, bet čia jau tikrai ne man diskutuoti plačiai tom temom, nes aš nelabai domiausi. Gerai, tai toliau moterų teisų svarba. Nu, bet mes šiandien labai ką galim pakomentuoti, nes mes... Aš tylėsiu prieš šitą temą. Jo, nes mes nesam moteris, mes nežinom, kokią diskriminacijos patiria. Nu, ten tipo kažką ten su atlyginimu galima pasakyti. Nu, bet jeigu equal rights, tai ir equal fights, nu. Nu, tipo.
Bet, nu, aš nežinau, mes... Aš suprantat, labai įdomus klausimas, kodėl padiskutuokite tam tikromis temomis, nes esmė ta, kad ar moteris yra lygiavertis asmuo valstybėje, nu, sakykime, ar Lietuvoje, ar Amerikoje, tai yra taip, tai yra lygiavertis asmuo pilietis ir jinai neturi tam tikrų, na, sakykime, diskriminuojančių ją arba nuvertinančių ją punktų, įstatymų pabrėžtų ar ten kitaip, ar visuomenės sluoksniuose, na, yra profesijų, kurios, sakykime, iš istorinės pusės yra tam tikra prasme daugiau renkamosi vyrų negu moterų. Nu, pavyzdžiui, konstrukcijai, kas dirba statybose, kas dirba, na, sakykime, ugniagesiai, policija truputėlį daugiau, irgi kariuomeniai dabar irgi keičiasi tas, bet tam tikra, to žodžio prasme, anksčiau santvarkoje tie tokie sunkesni darbai buvo atliekami vyrų. Ir istoriškai moteris anksčiau namuose būdavo, na, namus prižiūrėdavo, dabar tas keičiasi, gali turėti karjerą, tai nuo noro priklauso. Aš realiai labai džiaugiuosi, mes Joną pasiėmėm. Tikrai taip, nes, nu, aš net nenorėjau imti šitos temos, kai mes dviesi buvom. Tai ten toliau... Tai manau, mes daugiau kaip ir neįsiplėčiam. O, aš galiu papasakoti kaip istoriją. Gerai, yra trečia tema, kur mums jaučiu, mes tikrai galim visi atsakyti Prometėjo bausmės prasmė. Nes mes ir praėjom, nu, bent jau aš praėjau su Sigita Radzevičienė. Dulevičienė mes irgi praėjom. Iš ties Prometėjas. Tai... Prometėjas. Jūs... Nu, pavyzdžiui, aš žinau vieną Prometėją. Žinot, Prometėją Aideną Tamoševičius, jis visus metimus prametas. Jo, bet alio, jisai vienose varžybose įmetė 2 taškus ir buvo labai patenkintas ant tiek, kad netgi kitą dieną neatėjo į mokyklą. Na ir matyt jau labai daug pataikė. Kaip jo treneris būtų pasakęs, kas tu, blėt, yra? Ar tu tais 2 taškais džiaugies? Įsirėmink tu tos 2 taškus. Tai gerai. Tai va čia yra jo treneris, jo trenerio žodžiai. Viliaus Stanišauskai šautautas. Neexpauzinam. Tai čia visi žino VKKM 28 trenerių. Gerai, tai o kaip jumis Dulevičienė šiandien mokė apie tą prasme, ar jūs tiesiog... Ką mūsų mokė, tai mes turėjom filmukus paruošti. Ai, nu tai gerai, man reikėjo rašinį, bet tai rašyti, tai man ne taip pasisekė kaip jums. Nu, tai žodžiu. Prometėjas, nu aš ten labai nesigilinu. Nu tik tai davai. Gerai, Prometėjas yra kaip ir keista prometėjistiška asmenybė, nes jinai aukojasi dėl kitų, aukojasi dėl žmonių, kad jie tipo klestėtų kaip civilizacija ir ką labai išmoko gerai, kad galima maištauti prieš neteisingą tipo valdžią. Kaip tuo atveju jisai sukilo prieš Zeusą. Nu. Ir man rodos pavogė ugnį. Jo, ir pavogė ugnį. Jisai sukilo ir jisai, manau, tai mums galėtų būti labai gera ta pamoka. Tai jo bausmės prasmė, kad kai jį ten prikalė prie to ten olos, ten tas erelis, jiems skrido valgė ten tą kepinės kasdieną. Tai, manau, pagrindinė yra to kentėjimo prasmė, kad jisai mums parodė, kad viską, galima sukilt, kaip ir buvo Prancūzijos revoliucija, tarkime, kaip pavyzdys, kad ten, su žmonėm elgėsi kaip su šiukšlėm. Ten tas Liudvikas kažkaip. 16. Jo, labai gerai, kad Joną pasiėmė, dar kartą sukartuoju. Ir tai va, yra tame esmė, kad net ir dabar, ten, nežinau, Gražulis kažkaip taptų prezidento. Aš nebūtinai sakau Gražulis ten, bet kas ten iš tokių, kur ten labai kažką blogai, valdžią blogą padarytų, tai mes galim sukilt. Tipo, aišku, kiltų. Tačiau manau, kad vis tiek, kaip ir Prometėjas, kiekvienas mūsų sukilimas ir kiekvieni mūsų veiksniai ir veiksmai turės pasekmes. Taip, bet teisingai. Geriau gyventi yra nepriespaudai. Kartais galima sakyti, bet jeigu ten realiai dėl kažkokio absoliutaus, kad ten, tarkime... Žinai, mes galim paimti pavyzdį minimaliausią ir mažiausią, pavyzdžiui, mes mokyklai. Mes kartais irgi sukylam prieš mokytojus, ten, pavyzdžiui, ar kontrolinį kažkokį ten netikėtai duoda, kontrolinį duoda rašyti netikėtai neįrašysi į tą dienyną ir mes kartais sukylam ir mes maištaujam. Ir sakom, kad čia yra neteisinga, kad turėtų įspėti mumis ir visą kitą. Kartais mes laimime, kartais tą kontrolinį perkelia, leidžia mums pasiruošti, o kartais mums tokį parodo ir sako, eikit rašyti. Pavyzdžiui, kaip mūsų gerbiamasis mokytojas Saulius Žukauskas.
Ne, šiaip kalbant apie tą Prometėjas kaip asmenybę galbūt traktuojama truputėlį įdomiau, nes ta pati kančia, kai jinai turi prasme, jinai pakeičia reikšmę. Kančia interpretuojama kaip tam tikras atlygis. Na čia kaip tu suvoksi, nes yra tam tikros filosofijos atšakos, kurios, na, tai apžvelgia, žinai, ir tu gali filosofuoti, tu gali bandyti aiškintis ir tų tokių kaip Leonidas Donskis, kuris... Taip, kurio aš turėjau remtis, kuriam mes turėjom remtis rašant rašinį. Tai dar yra, aš atsiprašau, kad pertraukiau, yra dar vienas labai geras kūrinys, lietuvių interpretacija be Prometėjo yra Vytautės Žilinskaitės Mauros sugrįžimas. Tai ten ir buvo apžvelgta tai, kad ten Prometėjų išgelbėjo, jisai ten nusileido, nuėjo pa žmonės. Nu ir realiai jie visi, užlaikė už O taip. Ir, tai tam ir yra esmė, kad kartais ir gerai yra kentėti. Kad, duoda tai tau tikslą. Tipo norą gyventi. Kai ten kažką dar norėjau pasakyti, pamiršau. Bet tarkime, galima, kartais yra gerai sukelt, kartais tai realiai duoda tikslą, o kartais ne. Tai tokia ir prasmė. Tai gerai, tęsim kitą temą. Pala, kiek mes rašinėjom? Belė kiek. 7 minutės, dabar po 4. Kiek įrašinėtojų rašinėjom? 7 minutės. Eivinai, tu šaunuolis. Tai gali aš matau skaičiukus. Kaip tu matai? Ai, jo, patinės matau, jo. Ai. Tai gerai, tada kas čia dar liko? Tai realiai... Gerai. Prie galo? Jonai, ar turi kokių klausimų mum? Klausimų. Klausimų? Va, ir pradedam. Nežinau, šiaip klausimų. Šiaip norėčiau galbūt žiūrovam pasakyti, kad Eivinas Koroliovas vis dar yra vienišas, tai jūs Taip. būtinai parašykite, jam... Nesidrovėkite, jis laukia jūsų Jis žinučių. labai draugiškas. Profilis atviras. Toks mešiukas, žinau. Profilis atviras. Tai va, tai aš baigiau savo... Kiutis pasakojimą. patutis. Bet aš nepažadu, aš atrašysiu. Jis atrašys, žinokit. Aš ne. Jis atrašys. Ne, Jis Jis norėjo. vakare be labai šansų. vienišas jaučiasi. Ne, aš nesijaučiu vienišas. Žiūrėk. Pala, kaip ten yra pasakymas? Jaustis. Pala. Aš angliškai pasakysiu, nes lietuviškai nemoku. Be lonely or be alone. Bam. Tai šitą pamastykit kitą kartą, kai jausitės vieniši. O čia tipo, kai aš ten sakydavau, kad nesu vienas, bet esu vienas. Ne, aš tik tokią mačiau. Be lonely or be alone. Eivinai, tu sakai, kad tu Winter Arką pradėjai, teisingai? This is how Tai legends kur tavo are. plaukai girdi, tu per daug čia turi girdi. Tai kur jo plaukai, tai yra čia. Ne, tai skūskis. Pažiūrėsim, pagalvosim. Davai, ateik kitą savaitę. Pažiūrėsim, gal. Žinok, iš karto panas Ne, susirasti. nes man negaila, yra tos plaukus, skus, ką tik atsiauginu ir vėl jeigu skus reikėtų, man čia jau būtų... Eivinai, tu esi fotografas, jo? Dar kažką Fotografuoju mėgėjiškai, kol kas dar. mėgėjišką, ne? Mėgėjiškai. Negėjišką. Negėjiškai, negėjiškai, bet ir mėgėjiškai. Aha, tai tu gal girdi antras Klaipėdos mada būk davai? Be šansų, man Blemba, aš čia, žinai, negalėčiau. kai jis turi toks konkurentus kaip Agne ir tą iš mūsų mokyklos. Ne, ten, supranti, Klaipėdos miesto mada yra ne kokybė, bet kiekybė. Jis ant asmeniško akauntą kelia trūlai kokybiškus, labai geras nuotraukas. O Klaipėdos miesto madoje aš kartais pažiūriu, tipo, šiaip dauguma gerų yra iš tikrųjų, bet kartais tiesiog visiškai fokuso nėra ten... Tai jis tiesiog nufotkina ir įkelia. Jo, bet kartais tiesiog, žinai. Bet jeigu žiūrit Klaipėdą miesto madą, prašau, nufotinkit kada nors miestą. Blemba, mane Eivinas jau pradeda užknist. Einam miestą, kiekvieną kartą, kai einam miestą. Ne kiekvieną. Absoliučiai bazaras kiekvieną kartą. Kiekvieną kartą, kai sutinkam su jo... Tai Su bazarą. Eivinu, nesikeik. Ir nepraradau bazaro. Kiekvieną kartą, kai einam pro miestą, Eivinas sako, man įdomu, ar Klaipėdos miesto mada fotkina? Sakau, tai koks tos skirtumas? Nu davai, praeinam pro tą vietą. Nu davai, praeinam. Ir kiekvieną kartą. O tai įdomu, Vengalis fotkina ar nefotkina? Ir kiekvieną kartą. Eivinukas tikrai yra didelis fanas jo. O tai čia jums tai patinka iš manęs žemė? Taip, nes nu kam, koks skirtumas, ar tavai kels ar nekels? Baideris, nu. Nu, kad Jonai kėlė, tai tu dabar Jonai pavydį? Ne, man juokinga.
kartais. Man tai patiko, kaip Jonas Jėnas. Jo, tu su savo įgidukas. Su ko ten jį? Su... Mes jums nesakysime to, bet ir kaip ir pasakysime, tai... Mes į ką jums to ne... Pasakyti, kad kas jisai toks. Tai, manau, pristatykite mūsų minimą žmogų, Aš galbūt tai aparatus neįsivaizduoju. įdėkite jį dabar, padėkite, va, tie ant mano Taip, rankos. čia. Čia jisai yra. Čia. Tai čia yra Augustas, Taip. tikriausiai. Augustas, bet... Kas yra jis toks, Bet gal neišsiplėšk? Gal neįsiplėskim, nes čia yra... Neišsiplėšiam. Nes čia kitai bus eivino nevykusių santykių problemas ir kiti dalykai. Ką? Anyway, Ričiau. kitas klausimas. Kitas. Tai čia kai ta laida buvo, kitas. Esi čia kitas. Jo. Aš irgi žiūrėjau kitas. Aš žiūrėjau netgi, kai darė apžvalgas kitas. Tiek žvengdavau. Kitas. Kodėl tu manęs nepasirinkai? Nes tu nenorėjai manęs pakelti. Nu ir gerai, eik tu savo. Kitas. Ir tada kitas. Aš ryška, man 19 metų. Patinka panos su dideliais Man tiek patikdavo tie aprašymai. Ir tada tas kitas logotipas ir tada aprašymas tam juodam fone su baltom raidėm apie tą bachūrą. Tiek žvengdavau. Tai Teisingai. Yra klausimų, Jonai. Klausimų, dar kartą pasakysi klausimų. Klausimų! Man rodos, tu jau užsipelnai 3 minusus. 3 minusus, žinok, aš šiandien paklausiu Dulevičinės, ten buvo, sukurkite akrostiką, žinai. Už tai sakau, askolika pliusai atastoja, žinai. Minusas, viskas. Ta prasme, aš šitą rusiškai bandau, sakau, ką čia reikia daryti, vapšė? Ja, man patinka, aš sėdžiu ir mokytojas sako, nu, žinokite, mes planuojame su jumis važiuoti į Lenkiją, bet čia mano tik tais idėja. Opa, davai. Tu niekur nevažiuosi ir dar minusas. Ne, šiaip, kalbant apie Dulevičinę, nėra tokios... Šiaip yra, kadangi Dulevičinė mokytoja turi seserį ir tas, jinai yra truputėlį jaunesnė. Kur tu apie ją tiek daug žinai? Nes buvusi jo Leis man kukint. Tai, ta prasme, jinai turi seserį ir jos sesė dėsto Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje biologiją. Ir gamtos mokslai. Ir patikėk manim, kai aš nuo 5 klasės nuėjau į Dachą, tai tu patikėk manim, jos absoliučiai vienodos. Nu, dažnai va toks, nu gal aišku, jinai minusų nerašo Dabkevičinė, bet jinai, na toks... Pavardės vos net tos pačios. Dabkevičinė, pasidomėkite, čia yra šautautas, čia yra geriausia mokyta biologijos. Be Šiaulienės jis yra, Dievas tėvas, Dievas sūnus, o šventos dvasios nebėra, ne? Nu tai jau 2 pagrindiniai, ne? Biologai. Ir šiaip pagrindė tai jos vienodos, ir charakterių, jos pamokos struktūra, pavyzdžiui, pas Dulevičinę dauguma tyli, nes jos bijo, o pas Dabkevičinę lygiai tas pats, jos bijo. Ir tiesiog, pasakytas mokytas tiesiog triukšmauja mūsų klasė, pavyzdžiui, kad ir B mūsų, tai ten skundžiasi visi, bet pas Dulevičinę įprastai kažkaip labai ramiai. Jo, pavyzdžiui, mes atėjome šiandien su Kasparu diskutavom, kokia mokytoja išraiškinga ir aktoringa, ten, pavyzdžiui, pasako ir taip, su tom rankom, tai parodo į talentą, po to apsuka tą pirštą. O žinot, kodėl Mažvydas neatskleidė savo tapatybės? Ar žinote? Ta prasme, mes galim juoktis, bet iš tikrųjų, čia talentas yra čia. Tu to negali paslėpti ir sudinti čia mokyti, yra talentingas žmogus labai. O žiūrėk, kaip manai, kas geriau istoriją dėsto? Nemickienė ar Dulevičinė? Mes tą diskutavom šiandien ir iš tikrųjų istoriją tą dėsto tikrai žymiai geriau Dulevičinė, žinai, Nemsas su visa pagarba mokyta, jinai kartais taip nuobodžiai tiesiog, o Dulevičinė įsivaizduok, atstoja ir jeigu kalbėtų apie pasaulinį karą. 1917 metai. Pirmasis pasaulinis karas. Ir įsivaizduoja su tokia intonacija tai pasakoja. Uik, tu savo. Bet aš bijočiau ten kažką atsakyti, užduos kokius klausimus. Gerai pasakiau? Taip. Gerai. Užduos kokius klausimus. Ir po to ten bus ten kažką ten netaip kirti pasakysi, ten kažkaip savoką netaip pasakysi ir jinai tave atsisuks. Minusas. Bet man labiausiai patinka, kai jinai taip paima tą pirštą, taip susiraukia ir sako, 100 metų. 100 metų. Man ta frazė labiausiai įstrigo, aš nežinau apie ką kalbėjo, bet grinai tas 100 metų. Ir, man tai patinka tos pamokos. Žinai, tu gali sėdėti nuobodžias tos pamokos, tą lietuvių kalbą, mes mokam kalbėti ir užtenka. Bet kai veda Dulevičinę, 100 metų. Ir man patinka, jinai sako, aš esu žiauri, aš esu labai žiauri.
Ir jūs man 4 muškietininkai. Dar pabandykit čia. Aš jumis nukulsiu. Nu, pas mumis tai lygiai tas pats, aišku, yra toks vienas skiriamas ženklas, kuo Dulevičius skiriasi nuo visų mokytojų pasaulyje. Pavyzdžiui, tu sėdi kažkokiam tai koridoriaus gale ir tu ten kažkokį pildai matematiką. Tu nieko nematai, tiesiog tu pildai ir tu girdi tokius aukštakulnius. Įdėkite aukštakulnių garsą, tokį trankų. Galėsim įrašyti Dulevičius. Ne, tai kad gal įprasti aukštakulnių garsai yra tokie labai, žmonės greitai eina, o Dulevičius taip labai specifiniai ir tu suprasi, kad ten jinai. Jo. Ir, pavyzdžiui, mes sėdim ryte tam čile, sėdim ir girdim iš koridorius. Ir jau gali, net nematė žmogus, labas rytas mokyta, ir tada pasirodo Dulevičienė ir praskraidina visą dieną. Labas rytas, mokiniai. Ir man patiko, kaip jinai užtūmė ant pirmokų. Mes ten kiekvieną rytą pasveikinam su mokytoja, gerbė mokytoją ir sako, va, čia tai Ąžuolyno mokiniai sveikinasi su manim kaip reikia. O pirmokai, kažkokie dvasios bomžai. Dvasios bomžai tai yra jo stopinė frazė. Taip. Na, Dulevičienė šiaip, kaip mokytoja, jinai ir pati, ir jinai išmoko šiaip visai neblogai. Dabar D klasė, kiek žinau, yra atstumta ponios Dulevičienės. Ne tik D, bet ir. Dulevičienės jo D klasė. D, nes D yra D, nes du. Žodžiu, taip. Darbininkai. Darbininkai. Na, kaip čia pasakysiu? Čia iš kurios pusės pažiūrėsi, kaip sakant. Žiūrėjau, žinai, kokią mokytoją mumis kalba. Nemeckienė mumis darbininkais vadina. O kaip šitą Šiaulienę? Tai jau kitas. Ačiū labai. Ne, Šiaulienė dar irgi visai gerai. Mumis tai, pavyzdžiui, antra fruktai. Fruktai? Ne furistai? Nu ir furistai. Fruktai, furistai. Arba dėl... Na, nu tai... Ne, specifiškai mumis mane- dalbajo. Mumis dalbajo. Nu, mes patys aš Mane nužniku vadina dar. Nužniku? Taip. Aha. Net nežinau, ką tas reiškia. Nužnikas reiškia, kuris žiauriai dažnai tulką nori. Šitą sužinojau biologijos klasė, nes ten parašyta. Nužnikams ne. Bet aš realiai nužnikas. Uniformai taip, bet nužnikams ne, nes tipo jinai neišleidžia į tulką, nes tu tipo karočią. Jo, bet šiaip žiauriai dažnai einu į tulką, nes šiaip prastumt laiką. Jo, bet bazaras. Oh, yeah. O tai gerai. Šiaip realiai pasilgau Dulevičienės. Prašau, jeigu žiūri šitą tinklalaidą, net lietuviškai pasakysiu, prašau pasimkite tą klasę. Arba bent vinuką paimkite atgal. Ne, aš noriu iš visą klasę atsiprašyti. Tai nežinau. nemokite, gal palikit taip, kaip yra. Paimkit, prašau, aš maldauju. Žinai, kiek mokytojų krūvė bus. O jei dabar gerai, jinai kiekvieną dieną su gera nuotaika. Tokia pasikūrus, opa. Nu, kartais ten biški papyksta. Stilius! Stilius! Ar tu nesupranti? Stilius! Ne, man tai labiausiai patinka, kai Dulevičienė komentuoja tavo rašinį. Jinai, nu, ten aišku, ten gramatinis, kada ten viskas tvarkoja, tu ištisai, o tada ateina Dulevičienė, ten pažymi kas stilių. Nu, ir tu aiškinas. Pas mane dažniausiai jinai žymi stiliumi frazes, tam tikrus išsireiškimus mano, ir aš, nu, duodu, paskaitau, nu, nepamenu atminti, nepacituosiu, ir paskaitau, sakau, mokytoja. Nu, Jonai, nu, nerašyk taip mano rašiniuose. Nu, nerašyk, nu, buitiškai. Pavyzdžiui, ir tu nežinai, dėl ko klaida, ar už ką tu 8, nu, ten, bet tiesiog, jinai, kaip sakyti, jinai kartais mėgsta mokinius duhį. Jo, pavyzdžiui, būna. Irgi. Pavyzdžiui, perskaitė savo frazę, atrodo tokia nubliamtinga frazė, tokia, nu, aukšto intelekto, tokia verta to aukštesnio jau balo. Mokyt sako. Argumentuok. Nes dabar tai pilstai. Stilius. Tuščiai žodžiavimas. Argumentuok. Argumentuok. Ir mes tiek iš to argumentuok žvengiam, kad mokytojas sako, nu ką, aš jumis vaikai paleidžiu, bet jūs 4 muškietininkai, o 4 muškietininkai esam aš, Kasparas, Markas ir Aidenas. Tai sako, o jūs 4 muškietininkai, jūs pasiliekat 7 pamokai ir mokinsitės. Mes sėdim, argumentuokite mokytoją. Kodėl mes turime pasilikti? Mokytojas sako, gerai, galite eiti. Ne, šiaip mokytoja Dulevičienė, jeigu dar pastebėt, jeigu su jie sutarsit, tu su jie gali prikolinti tam tikro lygio. Ir kadangi aš su Auksė, nu, su mokytoja Auksė, aš žinau tas tam tikras ribas, tai aš, pavyzdžiui, pirmoji klasė, manot, reikėjo sukurti kažkaip tai buvo asmenybei, photoshopint į senus rūbus. Jo, tu vietoj Hitlerio, man padarė. Oi, mes apie Alfa Hitlerį, ten ne aš. Bet kažką tokio aš tikrai buvau padaręs. Tai šiaip Hitleris ten buvo mano idėja, bet šiaip, na, jinai žino tam tikras ribas ir jinai atsipūtus. Nu, pavyzdžiui, jeigu ten pasitikė, aš, pavyzdžiui, buvau kažkokią knygą perstas ir reikėjo tiesiog, nu, atskaitinėti. Ir ten laiko nėra, taip toliau. Aš perskaičiau, mokytoja, galim atskaityti. Atskaitei, Jonai.
Jo, patiko. Kas patiko? 3 pliusus parašys. Tokia situacija buvo ten, žinokit, čia, galbūt yra 1 iš milijono, kaip ir aš, pavyzdžiui, 2 kartus pas Žukauską esu perrašęs. Tai yra situacija 1-2 iš milijono, žinai, kartų. Tai vat, reta. Buvo Žukauską perrašyti, čia yra labai reta. Aš sakau, aš pakukinau tam porą kartų. Esu perrašęs laboratorinį ir esu perrašęs kontrolinį. Aš pas Žukauską esu perrašęs į kartą. 1 dieną per savo gimtadienį gavau 6. Čia galimai gimtadienio proga. Kada tu vienai gimtadienis? Aš noriu pasveikinti per gimtadienį. Duok namų darbai 5 dienas po Hitlerio gimtadienio. Ką? Balandžio. Kada Hitleris gimė? Ko žinau? Čia žiūri lengvas skaičius. Hitleris gimė Visi balandžio prikolina iš 20. tos skaičiaus. Hitleris gimė balandžio 20. Aha, Ai, 420. 4:20. O kada aš gimiau? 5 dienas po. 25? 25. Oh yeah. Ir... Bet šiaip realiai... Panos rašykite jaunai. Jau nesai Ir gali balandžio baigt. 25 pasveikinkit su gimtadieniu. Jo, šitas tai būtinai. Taip, ir parašykit su širdelėm. Irgi nėra skirtum, ką žinau. Taip, jam patinka širdelės ir dėmesys iš moterų. Ir mergaitės Taip, patinkam. anyway. Gerai, tai yra... Kitas. Bet šiaip, manau, čia yra su daugam mokyti tas atvejis, kad jeigu gerai sutari, tai gali paprikolinti. Pavyzdžiui, biologijos mokyti. Aš praeitais metais turėjau labai tokią fainą maikę. Aš vis dar pykstu, kad jie ne to pridėjo pliusą. Ne mikro p***s. Ne ta? Ne ta, kita maikė. Ta buvo gerulė. Šiaip yra, žiūri, gerą dar maikė, aš tai irgi turiu tą Microsoft, bet vietoj soft yra p***. Tai irgi visai tokia jokinga. O aš turėjau tokią maikę, svarbiausia teigiamas. Čia taip, popierius, lapo, ten į nuotrauką su 4. Ir dalykas yra taip, aš ateinu su biologijos, mokytoja parašysit plius tašką už tą maikę. Mokytoja sako, tipo, nusižvengia, sako, jo, gerai ten. Ir parašiau, aš ten rašiau tą biologijos darbą ir viršui parašiau. +1 už maikę. Ir tada parašiau ir gavau +1 už maikę. Ir kiek tada tą kartą gavai? 7. Man geriausias pažymys Baltija. Oho. Oi, ne Baltija. Biologija. Baltija iš biologijos geriausiai gavau 9. Mano ten 2 pažymiai buvo. Oh yeah. 6 ir 9. Oh yeah. Jie 6-9 danguje. Yes. Eivin, ar tau dėsto Dabkus? Kur? Ne, anglų ne. Oh yeah, interestingly enough, of course, I was traveling with my wife, yeah. Yeah, I was driving through a red light because I don't know, I was zoned out and I got punished. And that's a life lesson. So anyways, you see, there are no leaves anymore. So yeah, birds are flying. Now, let's get back to the agenda, guys. Let's get back to... Now, project presentations. Titas, first. So you use the really, really well-chosen vocabulary. I'm giving you a 10. Man patinka, kaip jis visą laiką prasėdi, taip pražiūri, tada taip piktai rašo ir tada taip rami balsu. So yeah, I like your vocabulary, the topic that you were speaking. Yeah, 10. Ir tiesiog. Dėkui, mokytojau. Now, I will give you the copies. Please do not write into the copies. You just need to write just the answer and yeah. Now, these are the sentences, jis tokį tarimą turi įdomų. Bet aišku, čia yra tokie jau pliotkai, bet, šiaip. Šiaip Dabkus žiauriai geras mokytas. Man patinka. Tai ten totali, šudmalystė, bet šiaip mokytas geras. Ne, mokytas man patinka. Kaip asmenybė labai geras žmogus. Taip. Tai... Aš manau, kad mes galėsim... Metas jau šiam kartui išlydėti mūsų svečią. Eivin, aš maišau. Ne, tu nuharinai mikrofoną. Tu pažiūrėk, kas čia. Ne, čia tai ne mano yra. Čia ne tavo, tu nuharinai mikrofoną. Gerai. Eivinui. Gerai. Aš galvoju padaryti tokį projektą. Žinot, Vaidotas toksai, youtuberis toks labai senai čia dar toksai. Vaidotas. Ir buvo tokį filmavo video, kai Mėtis ieško žmonos. Mes filmuosime laidą, Eivinas ieško draugės. O davai mes einam per Ąžuolyną. Wow, ir atšyto pasikeitė. O davai mes einam per Ąžuolyną ir davai prašom pasirašyti peticiją, kad Eivinas turi dalyvauti realybės šou Susirask antrą pusę. Ne, aš nesutinku. Taip, jūs galite peticiją nešioti. Ne, gerai, darom dylą. Jeigu pasirašo, gerai, 200 žmonių tada varom. Mes turime dylą, Eivinai, mes turime dylą. You heard it first, guys, you heard it first. Eivinai. Dylas. Davai, Va. Kirsk. Ne, tu ir dar su Jonu turi sakyti. Aš dar su manimi, Oba.
Matai, vat, viskas. Taigi, 200 žmonių. atsisveikinimui, dylas. Mes turime... Bet iš žalyno 200. Gerai? Gerai. Mes Vardas turime... vardė klasė ir mes tavo nuotrauką padėsim dar. Gerai. Tai ką, draugai, noriu labai padėkoti, kad klausėt mano vieno įdomiausių podcastų. Dėl to, nes mes turėjom nuostabų svečią Joną. Dėkui. Jonai, ačiū, kad atėjai. Tai... Aš klaidą padariau. Ir kaip sakant, ką padarai, nebegali atidaryti? O mes šitą po žalinę darysim laidą. Ne, kažkur išsiųsim tada. Padėra, aš nepilnametis. Tai gerai, po Viskas 2 metų gerai. būsi pilnametis. Ai, nu gerai, po 2 metų, tai drąsiai. Tai žodžiu, 12 arba žolinę sukursim. Jo, nu gerai. Tai žodžiu, ačiū draugai, kad žiūrėjote. Noriu padėkoti Eivinui. Eivinai, ačiū. Dėkojame. Ačiū Jonai. Prašom, visi ką. Tikrai labai dėkojame mūsų svečiui ir gal netgi jis taps mūsų nuolatinis svečias. Nes man tokia kilo idėja, kad su Jonai yra nuostabus podcastai. Iš tiesų. Tai čia man kilo tokia idėja. Pasvarstysim, naują. Taip, tai ačiū draugai, kad žiūrėjote. Myliu buškis, iki kito karto. Dabar visi taip rodykit, visi. Peace. Davai. Galiu mesti pagalbę į telefoną. Ne. Pis. Ne. Jei mesi, aš tai. Pagausi? Gal. Ai, nu gerai, mesk.